Trumpai apie neįdomių pokalbių video tą praeitą, kur nelabai šiaip daug kas žiūrėjo, bet nesmė, ten buvo paklausta apie tai, ką veikiame su mano 4.2, ar dedami kregždę, ar dedami 9.1. Ir iš 4 balsavusių 3 pasakė, kad darom 9.1. Mum tiek ir užtenka, taip. 3 žmonės pasako, kad darom, vienas pasakė, kad darom kregždę, tai darysim 9.1. Dabar reikia gauti 9.1. Čia atsiranda kita problema. Bet ne esmė. Esmė, kad yra nutarta, ką darom, reikia dabar dirbti link to ir jeigu kas turit kokių pigių 9.1 pasiūlymų, aš atviras, klausau, susidomės, gali būti su variklio defektu, gali būti be variklio išvis. Švelniai daužtas ten, jo, visokie variantai domina. Didžiausias pliusas, jeigu nėra stoglangio. Va tada jau galim pridėti šnekėti. Ne, bet iš tiesų tai finansais nelyja abiem mum. Tai negaliu pažadėti, kad greitai 9.1 kad greitai prasidės. Nu tai jo, tai buvo malonu pabendrauti, paturėti kamerą šiek tiek rankose. O dabar eikime žiūrėti, ką mes pridirbom prie Škodos. Sveiki sugrįžę, atėjo pagaliau mūsų labai ilgai laukta diena. Pradėsim Škodą ruošti kelioniai ant Daino stendo, prasisuksim kilovatus ir kartu reiks susižiūrėti, ką šitam aparatė sugebėjau sulaužyti per, man atrodo, 7-8 išvažiavimus. Turim mes ją lauke su nuleistais ratukais. O lietaus viduje? Jo, čia viduj šlapia. Mes mylim savo kaimynus. Labai. Ta prasme, labai mylim kaimynus. Gerai. Ką turim salone? Neišsigaskit, čia galimai yra pavojus gyvybei. Viskas pelėsi. Viskas pelėsi. Sėdynė drėgna. Ten juodas pelėsis. Juodas pelėsis nėra pavojingas labiausiai gyvybei. Jo, o ten juodas pelėsis. Viskas, eisim ir meką acto, nieko nežinau. Rimtai? Taip. Jo, turim juodo pelėsio. Kodėl jo yra? Kažkur per stiklą labai smarkiai leidžia vandenį ir šlapia viskas ir tenais. O, ten viskas. Ant kiek blogai, jeigu aš ranką įkišau juodą pelėsį? Išjung kamerą, reikia nusiplauk rankas dabar. Aš apie Škodą daug nepapasakosiu. Vienintelis dalykas, ką aš papasakosiu apie tai, kad aš važinėjau Kuzave per Jumę. Yra tikrai ne vienas kadras ir buvo faina, buvo smagu. Šiaip, nežinau, aš net nežinau, ką aš iš tikrųjų papasakau, pelėsis. Tai aš greičiausiai čiupsiu salono darbus, nežinau kaip Romas. Kuzavas, very good, prikraut galiu dalykų arba galiu pats jame važiuoti ir laikytis už, kurime, gerai užkorodavo. Čia šiaip yra skylės ir yra laidukai išvesti. Kodėl aš bijau paliesti 12 voltų? Yra laidukai išvesti, nes turėtų būti LED baras, bet jų nėra ir aš labai čiešinu Romą, kad uždėtų jį. Bus matyti dėl to. Šiaip, nežinau, netiesą pasakysiu, ką daugiau čia papasakau. Dabar yra reikalas toks, kad reikia prisipūsti kaliošus, reikia jaučiu uždėti boosterį ir reikia varyti viduje, taip? Jo, įsivarom į vidų, tada su sankaba pažaisim jau kitą medekę, nes dabar visiškai nelaiko avelę absoliučiai visais bėgiais. Gal ne visais, trečių neturim, tai trečių nevedėm. Jo, reikėtų iki stendo dar suspėti pasikelt turbiną truputuką aukščiau, nes kažkuriam videkė minėjau, kad jie dabar gaunas per žemai. Ir turim labai trumpą ir beveik tiesų grįžtamą, tai nelabai ką grąžina, tepalas jau beveik per turbiną bėga. Nu, galvojam, kad viskas bus gerai, bet netelpa. Tai, turim darbelių visai nemažai, bet turim spėt, kada važiuojam ant stendo patys nežinom, nes derinsimės prie Luko. Lukas veš Corollą ant stendo. Viduj. Ir kartu mes prisigretinsim prie to pačio, kur yra galimybė, bus įdomu pasižiūrėti, ką mes atsuksim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Taip, tai pabandysim užsikurt, dabar vis tiek prastovėjo čia kokius 3 mėnesius maždaug. Kumas išartino 91 senas, pažiūrėsim, kas gausis. Dar aišku, kadangi salone pilna drėgmės, skiduinas labai nemėgsta drėgmės. Dabar galima melstis, kad nebūtų dar kompas užmuštas, tai nu. Jeigu ką, ryžiai. O, vaikinė čia. Kvepia tai žuvies fabriku. Kuro pompa sudirbo. Aš netikėjau. Ant tų žodžių. Vaze vairas, šlapės. Ai, iki vėl plautis rankų. Kaip mama kokia. Taip, įsivarėme į garažą, po kapotų reikalai viskas aišku, čia gražu, padažinėta, purvina truputuką, bet nieko, turbiną reikia kelt aukštyn, štai jau sakiau. Dar ką pastebėjau, kad ją verkiant reikia perdažyti. Atsirado tokie burbulai čia, va, per visą kėbulą. Ir čia nežinau, jis su nagu spaudė, jis plečias, eina toliau. Neįsivaizduoju, kas čia, nuo ko aš nedažytojas, aš nesuprantu tokių dalykų. Bet visas kėbulas lygiai taip pat nuėjęs, tai kuo toliau čia žiūrim, to liūdniau daros. Salono reikalai. Maždaug taip. Taip, tai salono reikalai. Išsiėmėm kilimus, sėdynės. Čia sausa, ten sausa, pačiose sausa, ten kur vyrinau, nelabai gražiai, nesvarbu. Čia biškutėlį šlapia, pagrindė visas šlapumas randasi. Pažiūrėjus va čia, visas šitas yra kiaurai permirkęs. Dar nežinom, per kur leidžia. Galvojam, gal kad stiklas. Arnas čia bando įtikinti, kad jisai išsiema neklijuojamas. Bandysim gal išsiimt, jeigu įmanoma, pažiūrėsim, kas čia kaip. Triakšt! Dabar eis lauk visa panelė, nes reiks susižiūrėti, kur ten viskas drėgna, susiras dar visus pelėsio židinius. Išsipurškėm ir ten viską, ir čia actu, nusimsim visas apšyvkės. Išsivalysim normaliai ir, nu, čia vos neprasideda antra jos restauracija, kuri tikrai nebus daroma taip pat greit kaip pirma, bet nu, kartu vis tiek kuzavą irgi reikia vėl perdažinėti iš naujo, nes po jų mes visas nušiktas, nudaužytas. Tai va, dirbam taip, vis dar bandysim nuvažiuoti, suspėtam to stendo prasisukt, bet pagal visą vaizdą gal važiuosim ir be salono. Aišku, su sėdynėm, vairas, skidelis, visi būriniausi dalykai, bet panelės, kilimų nieko nebus ir reikės kažkaip mąstyti ją kažkuo dengt, nes toliau stovės lauke. Ir lauke, kai stovės vis tiek, vandens gaus dar toliau. Na, reiks kažkuo uždengt, kad, nežinau, kažką reikės žiūrėti, galvot, gimdyt, daryt. Taip, o toliau ardom dirbam ir susimatom už poros sekundžių. Turbūt kaip bus išimta panelė, ne? Arba jeigu kažkas įdomesnio nutiks. Nu, tai bandom iki išimtos panelės. Taip, panelę išsiėmė. Čia pasirodo visai buvo reikaliukų ją išimt. Nes čia nėra taip, kad tik tai iš salono varžtai. Reikėjo ten dar po valytuvais. Sakumą išsiėmėm, ten dar varžtų pilna buvo. Ir ką mes suradom? Radom, per kur eina drėgmė. Šitas irgi visas matosi šlapės kiaurai. Ir net vaizdas. Kiaurai stiklą. Triakšt. Čia reikia tokių lašų didelių prisikaupę. Ir va čia vat matos tie visi nubėgimai. Tai ten ar išrūdyja, matau, kad parūdyja. Ten irgi pilna rūdžių gabaliukų, dar kažkas. Tai... Ai, žiūrėk, realiai buvo stiklą išsiėmė, kai dažė. Nu, ir... Nu. Šiaip, sakau, neišsiema sunkiai šitas stiklas. Tai jo, nusimsim dar tas stoikės, išsimsim stiklą, pabandysim ten užsisandarinti kažkaip normaliau viską. Šitą visą nusprendėm mesim lauk.
Ir kadangi mes mėgstam daryti dalykus 2 kartus ir brangiau, tai dabar jį išmetam, nes jis yra visas šlapės. Čia ta prasme apačioj iš vis paspaudė ir... Aš net nesitikėjau, kad tiek daug bus. Tai va, šitas išsimes lauko, po to kažkuriuo metu, gal vasarą, klijuosimės normalią garso izoliacinę naują. Gal. Kartu ir ant dugno. Gal. Čia, žodžiu, kažkaip kažką. Kartu dabar gera proga visus tokius dalykus išsivalyti, susitvarkyti. Tai va tiek, visą laidyną čia prasižiūrėti, nes yra kažkas su spinelės laidais daryta, gimdyta. Dar kas visai įdomu buvo, kad ji pasirodo turi mobilizerį. Tai va, kol kas tiek žinių. Nu, greičiausiai, kad ant stendo važiuosim netgi taip, įsikėsim skydelį, kad matyt pagrindinius dalykus. Aišku, už tokius dalykus žinom, kad Lietuvos policija mėgsta atimti ką ten technikinės ir teisės. Technikinė, man atrodo, jo, dėl teisų nežinau. Kaip ten buvo su tais 2 kemšeštukais Kaune. Oi, ten baisiaugi buvo. Nu, pas mes jau užsivyrinom, mes jau tokias vietas užsivyrinom. Tai va, ten buvo baisiau. Ir man atrodo, ten kentai be skydelių buvo, iš vis. Ten daug be ko buvo. Ten vairas sėdynė, principė, grūdys. Jo, susižiūrėsim, kažkaip reikia padaryti, kad ta drėgmė nesikauptų, nes, nu, jeigu toliau palikti, čia jau tik tai blogės viskas. Tai va, dėl bendrosios kėbulo būklės, dar kol kas yra tas kėbulas, kurį yra verta saugot, verta virint, tvarkyt, nes kiek tekia jų matyti pardavimuose, tai aš ją šitą tokios būklės jau perdažytą. Nu, buvo be tų burbulų, kurie dabar visi atsiradė, bet pasiėmė už 500. Su prapūsta galvos tarpinė, tai jau variklis mūsų išspręsta problema. Turbina uždėta. Turi dėka. Su technikinė jo. Nu, kas metus, nes pikapas, tai ir kelių mokesčiai jie egzistuoja, bet, nu, čia jau kitas reikalas. Bet šiaip dugnas ir iš apačios jisai nėra tragiškai išpuvęs, kad neapsimokėtų jo kelt. Nes realiai prieš technikinę viskas, ką aš susivirinau, tai jau kaip ir vos neužtenka. Reiktų gal tik normaliau viską pasidaryti. Iki pilnos laimės tai čia, aišku, smėliuot, ant vartytuvų kėbulo darytis ir panašiai. Tai va, atsiminėt, kai sakiau, kad mėgstam daryti dalykus 2 kartus ir mokėt brangiau? Tai va, skėlėm stiklą. Šiaip, sakau, neišsiema sunkiai šitas stiklas. Gerai, kartu komunizmą. Tai dabar ir stiklo reikės. Jo, tiek ir to ir pasakyta. Ir dar paminėkime, naujas stiklas kiek? Nėra. 100 pem arba nėra. Kiek nauja guma? 3,5. Buvo galima gumą pjauti. Žodžiu, nes jo, stiklas jis nesiklijuoja, čia su ta guma išsiema, jis, žodžiu, ne... Yra kaip yra. Keisim dar ir stiklą. Ne dabar, bet reikės. Nu, vienu žodžiu, šitas visas reikalas dabar biškai atsikelia. Tvarkymo viso kanto, nes visas kantas čia ir šone radom rudelių ir... Tai šitas nusikelia darbas. Dabar jau mes stiklo nebekilinsim, kol nebus stiklo ir gumos naujos. Su galiniu jau čia irgi tą reikia daryti. Naują gumą irgi. Galinio kol kas turbūt net neliesim. Kol nebus gumos. Gal ir apskritai neliesim, nes jis kaip ir sandarus. Nu, čia tiesiog. Nu, su salonu tai reikalai paprasti. Čia nusėmėm tą paraloną, išsimetė va čia jisai lauk ir atgal jisai nebesidės. Kol kas dar viską reikia išsidžiovinti, išsivalyti. Čia jau tokį deep cleaną pasidaryti kartu. O po to jo, čia atvėpus biškį tą gumelę matęs, kad yra parūdijęs kantukas. Tai išsiėmų stiklą dar tvarkysimės ir kantuką visą. Nelabuk, bl***t! O guma noriu pažiūrėti. Klausom. Ir buvo išimtas langas. Valio, kažkam labiau pasisekė negu mum. Šiaip irgi įdomus dalykas, kad radom stiklo 2 žemų gabaliukų po panelę. Tai galimai, kad kažkas, kai išiminėjo praeitą kartą, tai padarė tą patį, ką ir mes padarėm. Tai va, paliekam šiandien jau viską taip, važiuosim namučio, susėdytinsiu dar šitą, ką turiu. Ir jo, šitam kartui tiek. Kitam videkiu prasitęsim darbus. Pasidarysim galbūt ir turbiną ir sankabą kartu. Ir į tą videką galimai bus ir Daino stendas įdėtas. Darom loškių nuėmimas.
Ne, dar apšyvkius nusimsim, pažiūrėsim, kad ten gero rasim. Dar suradau, kad galima padaryti elektrinius langus, originaliai. Bet čia kažkada. Tai tiek. Ačiū ir iki.